Miestas po žeme ir spalvotos naujienos iš Vaišvydavos. Be naujų gyventojų ežiuko ir lapės bei miegapelės čia gyvena ir dirba visokia Kauno marių direktorija, reindžeriai, buhalteriai. Tai tiesiog yra lietuviški gyvūnai vaizduojami, gan ikoniniai, gan dekoratyvūs, žmogui mieli. Kodėl būtent lapė, negalėčiau pasakyti. Tiesiog gimė idėja, norisi lapės, pati gal architektūrą net padiktavo, norėjosi kažkaip užpildyti visą frontoną viršutinį, tam buvo dėkinga uodega. Ir lapė yra toksai gudrus, gerietiškas objektas ir mums pasirodė, kad tai yra visai tinkamas personažas. Pastatai pas mus yra gan niūrus, reikia pasakyti tikrai, ir todėl pagalvojame, kad šitame niūriame pastatų fone mūsų pastatas tikrai išsiskirs su savo spalvingais personažais, su savo spalvingom spalvomis. Iš tiesų čia yra gan įdomus lietuviškas augalas, jis vadinasi barštis, bet nieks nedraudžia įsivaizduoti ir krapų, ir dar kokio nors kito augalo. Toks pirmas pastatas galbūt taip gražiai išpieštas, čia prie gamtos derinasi labai, prie visos aplinkos labai tinka, gražu. O gal ir dirbti linksmiau, kada toks pastatas? Be abejo. Nuotaika visai kita, kada tokie žvėreliai aplinkui, ypač rudenį, kada jau visi įskridė, o čia visi dar yra. Matytas kažkur. Genys, bet netoks margas, ne genys. Ežys, lapė, aišku, kad malonu. Gražu. Pasaulyje, kai kuriuose valstybėse labai įdomi praktika, kad verslininkai, statydami naują pastatą, dalį savo statybos biudžeto skiria aplinkos tvarkymui. Mes esame paišę, kur buvo siena 440 kvadratų, bet pačio piešinį mažiau. Šitą pėsčiųjų perėją sienų plotas yra 380 kvadratinių metrų. Tai yra tipinio kauniečio, mums artimo, pažįstamo veidai, nes visos nuotraukos yra užfiksuotos ir darytos mūsų pačių Kauno mieste, įvairiose vietose ir visi veidai yra tiesiog natūralūs, kaip yra nesaldinti, paprasti. Kai tik užtapėm dėmės, sako, o, rūžava. Kai užtapėm ant tų dėmių, dar linijų padarėm, o, sako, linijos ir jau patiko. Yra du draugiški, greičiausiai apgirtę porą dėdžių, yra viens irgi, kaip čia pavadint, senelis šaltis, marozas, bet jau tokių Kaune anksčiau gal būdavo populiarų, bet tiesiog daug įvairių subkultūrų atstovų. Praktiškai kiekvienas įėjimas yra skirtingas. Yra vienas rausvas, ružavas, kitas yra, netgi du yra geltoni ir vienas mėlynas. Aš rinkčiaus ružavą, bet kiekvienas savo gali išsirinkti patinkantį ir tik per jį įeiti. Buvo labai pasipiktinusi ružava. Kitas sako, aš niekad per ružavą neisiu. Mini miestas pavaizduotas, visas Kauno koncentracija įvairiausių vietų, Senamiesčio, Šilainių, centro. Iš ties labai daug scenų yra iš turgaus, nes, kaip sakoma, jeigu atvyksti į kokį nors miestą, būtinai aplankyk jo turgų. Tenais gali pamatyti įvairiausių personažų, įvairiausių žmonių charakterių. Vaizdas pakankamai abstraktus yra, visai nekonkretus, kartais vos ne spalvingas kamufliažas gali atrodyti. To ir buvo siekta, kad tai būtų pakankamai abstraktus vaizdas, bet tuo pačiu žmogus galėtų žiūrėti ir miesto vaizdus. Esame Savanorių prospekte, tas Žemaičių sankryža. Viduryje Savanorių gatvėj ir jau paskutinės šviesios dienos akimirkos, po darbų, pavargę, grįžtam namo ir mums reikia pereiti per gatvę. Ką mes renkamės, ar eiti per judrų eismą, ar rinktis saugų praėjimą per pažinę perėją. O kas čia? Čia tai grafiti. Manau, kad jaunimui tai labai patiks, gal vyresniems žmonėms bus taip sudėtingiau priimti. Būdavo šiek tiek kaip ir baisoka ir taip pribijodavau ją eiti, bet tačiau dabar, kai taip ją atnaujino, sutvarkė, tai yra žymiai maloniau. Seniau buvo tiesiog visas grafičių išpaišytas ir tiesiog buvo, atrodė tragiškai iš tikrųjų. Tiesiog džiaugiasi širdis, spalvos labai linksmos, matosi piešiniai labai gražus, tiesiog
Kauno vieta pasipuošė nors ir po žeme, bet labai džiaugiuosi.